Sveiki visi, jau 2026-aisiais, šiandien yra sausio 3, kada aš filmuoju šitą video ir pagalvojau, šiaip norėjau laukti dar kelias dienas, nes laukiu poros siuntų labai svarbių, bet pagalvoju, tiek tos, bus ką parodyti vasarį. Tai va, tai sugrįžtu ir iš karto sugrįžtu su pirmuoju dalyku, tai yra ištraukimu žmogaus, kuris laimėjo štai šią Fire Goddess iš Joan Elliot 4 stichijų. Deivių, kaip mato, dalyvių buvo tik 3. Praeitą kartą norėjau jau įkelti, kas laimėjo, bet viskas baigėsi tuo, kad neberandu, kur įrašiau. Žodžiu, nesisekė man pabaiga tų metų. Mes pakalbėsim, ką ašgi veikiau tų metų gale. Pasižiūrėsim tą baigtą seriją mano Noros Corbett grybukų, dėl kurių, iš esmės ir filmuoju šitą video, kuriame parodysiu šiek tiek daugiau, šiek tiek didesnių galbūt Noros Corbett darbų, ne Mirabilių, Noros Corbett, tai yra 2 skirtingi brandai, nereikia jų painioti. Ir visgi pradžiai pažiūrėjom, kas laimėjo, šansai dideli. Sveikinu Ingrida, sveikinu, susisiekit su manim, nežinau, arba Instagrame, arba jeigu manęs nesekate, nes bijau dabar supainioti žmonės, tai galite parašyti čia po video komentare, aš tada jums paliksiu savo paštą ir galėsim susisiekti. Iš principo man reikės tik tai Omnivos, į kurią išsiųsti schemą paštomato pavadinimo ir jūsų telefono numerio, kad gautumėt žinutę, jog galite pasiimti schemą. Kadangi aš pamiršau savo mikrofoną, nežinau, kiek jis čia yra pasikrovęs, labai tikiuosi, kad viskas labai girdėsis. Stengsiuos nesiblaškyti ir nuo telefono toli nepabėgti, nes jau susiruošiu ir dabar krauti iš naujo telefoną nebėra kada. Tai kiek jau yra, tiek jau ir yra. Ok, pašnekėkim apie 25-uosius. Kadangi nesu iš tų žmonių, kurie ir šiaip labai žiūri tuos mano 25 metų įvykiai, gal tik kelių žmonių, kurie man tikrai patinka, nes nežinau, 26 metų, jeigu planai ten yra, tai ok. Kadangi jeigu seku žmonės, tai plius minus dažniausiai žinau, ką jis siuvinėjo, tai antrą kartą nesu linkusi žiūrėti, bet šiemet jau nusprendžiau tai padaryti. Tačiau pati aš to nedarysiu, nes 25 metai pas mane buvo labai sudėtingi metai. Ir tas siuvinėjimas ne visada buvo toksai, toks, kokio aš norėjau, ir metai baigėsi skausmingai. Tai aš ir nedėliosiu, ką aš ten nuveikiau. Kažkiek nuveikiau, tai nebuvo labai daug. Faktas, kad didžiąją mano laiko dalį užėmė ne kas kitas, o Lukas The Greatness of Nature. Aš pradėjau siuvinėti vasario pradžioj ir praktiškai iki pat metų galo jam skyriau daugiausia laiko. Tai yra vienas ir tas pats darbas. Tai ir labai daug ko rodyti. Tai nepapuolės į pabaigtukus, bet kad jau svajojom apie tuos 26 metus, tai faktas, kad mano vienintelis noras 26 metais pamatyti pabaigtą štai šį The Greatness of Nature darbą, kurį visai neseniai beje kėliau į Instagramo nuotrauką, kad pasiekiau 60%. Tai va, už tai, kadangi judu ir nelyginau, tai dabar esu miške. Bet taip jisai atrodo dabar daugmaž, netelpa jis aišku į tą kamerą. Nebeturiu vilčių ir nufotografuoti, jau nusprendžiau, kad ir nefotografuosiu pilnam vaizde. Manau, kai bus kokių 70 ar 75, aš tiesiog nufotografuosiu šitą dalį, tą 3 ketvirtį, kurį labai noriu pabaigti. Nes jau jaučiu, kad jeigu jį pabaigčiau kažkada tai ten per porą mėnesių, tai ar per 3, nežinau kaip čia pavyktų, ko gero per 2 tai nelabai. Tai būčiau 9 dangui, nes liktų jau pati paskutinė dalis. Tai šiuo metu, kaip ir matot, kaip čia padaryti, esu
tarp šitų vat medžių. Kol kas dar šito kalno nepriejau, jisai nėra irgi pabaigtas siuvinėt, bet noriu labai užbaigti vat šitą visą zoną, kad po to šalia šitų mažyčių eglių galėčiau jau galbūt pasistumėti šiek tiek su to kalno. Nes kalnų šiaip reikia, realiai irgi likę labai nedaug, aš matau, kad mėlynos spalvos eina į pabaigą. Nu, nepaprastai faina, kai kuri nors spalva baigėsi, bet kol kas šiai dienai yra tik tai 2 spalvos pilnai pabaigtos ir jų daugiau nebebus tam darbe, kadangi iš viso yra gal 64 spalvos, na tai 62 dar yra labai daug. Tai va, tai čia buvo mano ir 25 metų pagrindinis darbas ir iš principo jisai lieka pagrindiniu 26. Nes, na, kas naujai prisijungia, tai galiu dar pasikartoti, tai yra dovana tėčiui. Tai tėtis solidaus amžiaus, nėra kada temt. O jeigu kalbėtų apie tuos 25-uosius, tai pasibaigė mano Book of Days, kurį aš bandžiau pildyti visus metus. Aišku, irgi žaidžiau su tais lipdukais, galim permest akimis. Sausis gal vienintelis, kurį aš sugadinau, nes priklijavau čia belenkiek tų drugelių, tai atrodo be vaizdo, bet kaip matot, suvinėta buvo intensyviai, pirkta irgi. Tai mano metai atrodo štai taip. Vasarį irgi nemažai pirkau, pagrindę Lukaso rinkinių, kurių labai norėjau, portretinių žmonių. Tada kovą pradėjau po truputėlį mažinti, štai taip atrodė mano kovas. Kaip matot, irgi yra dienų, kur ir nesiuvinėta. Tada jau nuo balandžio paskelbiau nepirkimo laiką, nes čia, va, matot, yra tuščia. Bet siuvinėjau gana nemažai, kad ir nepadaug kryželių, tai vat, kaip matot, tuose langeliuose, kur yra lipdukai, vat, visuose juose, tai yra dienos, kad aš nesiuvinėjau. Faktas, nieko naujo, kas pildo to Book of Days, tai irgi kleijuoja kažką kažkur kažkaip, gegužė pravertė, gegužė pas mane buvo undinėlių mėnuo, kur irgi nebuvo jokių pirkinių. Kas įrodo, kad nori nieko nepirkti, gali nieko nepirkti ne mėnesį, ne 2 ir ne 3. Tai, kaip matot, irgi buvo toks, nu, pusiau, nelabai daug siuvinėjosi, buvo kažkoks kritimas. Tada birželį mane įviliojo į mandalos siuvinėjimą. Tai aš nusipirkau PDF-inę schemą, šitą line. Mandala, Pompėja, nežinau, gal įmesiu kur nors nuotrauką čia be pliurpdama. Bet tikriausiai, kas followinate, esat matę Instagram'e, aš esu pasidalinusi, kurią aš visgi išsirinkau, nes suprantu, kad jos yra super brangios, didelės, daug visokių specifinių kryželių, dygsnelių, kurių aš nesu darius, tai klausimas, kiek čia bus tos drąsos man tai padaryti. Tai vat, tada vėlgi mandalai toliau bandžiau pirkti dar kažkiek dalykų, nes šilkai daug kainuoja, tai viskas buvo perkama etapais. Tai va, taip atrodė mano Liepa, Alisos stebuklų šalyje. Taip, tada rugpjūtį kažkas man trenkė į galvą, aš labai susižavėjau Barbaraną, kurią žinojau ir šiaip aš turėjau jos vieną schemą, bet susigūdžiau nusipirkti dar šiek tiek. O jau pamečiau net žirklutes. Ir buvau įtraukta į Belos Filipinos vieną bendrą siuvinėjimo tokį mergaičių ratelį, nežinau kaip čia pavadinti, bet vėliau parodysiu tą savo pradžią, nelabai juda, nelabai yra į laiko. Taip, tada rugsėjai vėlgi buvo toks truputėlį, mažiau pirkinių, daugiau darbų. Spalis pas mane buvo tikrai labai sudėtingas, kritiškas ir bandydavau siuvinėti ir mesdavau ir po to vat, spalio pabaiga pas mane buvo labai liūdna, kur jau nebevyko nieko. Tai spalis toks tuštokas, tada lapkritį bandžiau dasipirkti keletą trūkstamų dalykų, karoliukų, DMC, nusipirkau savo vieną Noros Korbet schemutę, kurią medžiau metus. Realiai nejuokauju metus, aš bandžiau su tuo žmogum susibendrauti, kuris Australijoje už tai yra atsakingas ir šiaip netaip nusipirkau. Ir mano gruodis baigėsi fėjomis, mažomis išlaidomis, dėl ko aš nepaprastai džiaugiuosi. Tai
Jo, metai buvo įvairūs, atrodo gal ir nemažai siuvinėta, bet tikrai kai kurias dienas siuvinėjau labai nedaug. Labai nedaug. Tai štai. Tai ką aš šiuo metu veikiu ir judinu, tai kaip ir matėt mano Lukasą, patį pagrindinį. Tada, kaip ir pasakojau, esu įtraukta į vienos Belos Filipinos siuvinėjimą. Tai yra Freja. Tikrai labai dabar populiari ir ant bangos. Tai siuvinėjau ant tamsiai pilkos, nepaprastai patinka man šitas audinys. Aš tikrai galvoju, kodėl aš nesiuvinėjau daugiau ant jos. Edita, reiks nusipirkti man jos daugiau. Tai nenustebk, jeigu greitai kris užsakymas. Tai jos nėra daug, dėl to, kad nėra tiesiog laiko dabar tiek daug skirti kitiem didesniem darbam, tai aš po labai mažai. Taip kokį 100 įmetu ir pasidedu. Tai yra vienas darbas, kurį aš norėčiau judinti 26. Taip jau mano matėt nuostabiausiąją Julietą Noros Corbett, kuri tiesą sakant man irgi neina taip jau švelniai tariant, taip kaip aš norėčiau. Nemelas, tokio tipo siuviniai man ne visada eina greitai. Šiaip pilnai jinai turėtų atrodyti maždaug taip. Tai kaip ir matot, aš daugmaž esu viršų jau beveik visą padariusi, bet viskas juda tikrai ne taip greitai, dėl to, kad aš labai nemėgstu tokių smulkių gėlyčių. Nes kaip matot, čia yra ir lapukai, kur padedit 5 kryželius reikia nukirpti ir jie vienas nuo kito nutolė. Aš ne visada mėgstu tiek tempti siūlą. Eina net 3 spalvos, ant gėlyčių dar daugiau. Tai štai, tai mano Julieta yra eigoje. Net padidinsiu galbūt, jeigu dar išeis. Tai irgi ją truputėlį po truputėlį krūtinu, kartais vežuosi, jeigu kažkur važiuoju, nes tai yra mažesnis darbas, tai aš ją tikrai noriu artimiausiu metu pabaigti. Tai čia yra mano antras darbas, kurį aš tikrai judinsiu, nes noriu to finišo. Tai vat Freja, Julieta ir Lukasas dabar yra galbūt tokie besisukantis visą laiką. Jau Julietai ir Freja, aišku, kiek lieka, tiek lieka. Tai vat, bet parodysiu tą progą, kad jau reikia čia kažką žmonėm parodyti, kaip sakau, juokauju, aišku. Tai parodysiu savo kitus pabaigtus Noros Corbett mažesniuosius darbelius. Šiaip pamatysit visko. Ir lino, kurio neįmanoma išlyginti, kurio aš iš tikrųjų dėl to visiškai nenaudoju savo darbam. Gal ir yra dar kažkas, bet kažkada gal įsiuvinėsiu. Tai pradėkime nuo visai mažulikų. Šiaip tikrai bus tokių darbų, kur medžiagos yra per didelės, bet aš jau neapkirpinėjau, nes, kaip sakoma, jau padarei liaupsusą žmogau, tai jau padarei. Tai jau tikriausiai jūsų matyta, kas mane sekate Instagrame, aš praeitais metais sugalvojau, kad noriu išsiuvinėti šitą mažulytę Norą Corbett. Kaip čia dabar? Dar priartinsiu. Gal užteks. Žodžiu, tai yra nemokama schema, ją galima rasti visose Mirabilių grupėse, kuri vadinasi 2025 Queen City Queen. Ir kaip matot, yra mažutė 76x10. Arba, bendrai čia šitais soliais, tai gal ir nevardinsiu. Šiaip jinai nėra ir nebūtų tokia labai pigi. Kaip mato, DMC visai nemažai. Yra vienas keronas, yra 4 spalvų karoliukai ir yra kristalai, kur ne viską aš naudojau. Neturėjau iš tikrųjų ir neieškojau šitų lapelių. Šituos nusipirkau tokius jau kokius norėjau, o rondelės iš viso pasiėmiau iš savo likučių,
kad irgi nereiktų pirkti ir vat jau kas gavosi, tas gavosi. Bet ir idėja buvo tame, kad daryti iš to, ką turi. Tai štai kaip jie atrodo. Nežinau, kodėl jinai sumušė visus įmanomus kada nors mano turėtus Instagramo rekordus. 17 000 peržiūrų. Nežinau, kame čia ta magija, bet aišku, jinai mažutė tokia, labai cute. Aišku, tie lašeliai dabar, kai judinu, tai atrodo labai netiesiai, aišku, jos prisiūti visada yra toks truputėlį iššūkis. Tai nedariau to užrašo Queen City retryto dar papildomo, kur yra schemos apačioje, nes vis tiek aš ten nedalyvauju, tai, bet jinai man labai patiko, tokia mažutė greitas pabaigimas, kaip sakoma, savo džiaugsmui. Šiaip viskas yra originalas, išskyrus tai, kad, sakau, nedėjau tų lapelių ir rondelės. Aš jau išsirinkau, kaip turėjau jau kokias namuose, tai jos tokios gana neutralios spalvos. Šiaip susiūt be abejo buvo sudėtinga, nes, kaip matote, ten yra perkrauta karoliukais, o 32 kauntas yra visgi toks dalykas, kad standartiškai Milhilo karoliukai netelpa taip, kaip norėtųsi. Taip. Tada turiu iš senų laikų irgi pabaigtą vieną retryto, irgi schemutę, bet ant lino jau. Štai tokia. Queen City Retreat. Queen City ir čia re, tai yra sutrumpinimas retryto. Tai čia yra siuvinėta ant dovanoto gabaliuko lino. Nežinau, kaip dabar galvoju, kokius 3 metus atgal gal aš ją išsiuvinėjau. Ir adatos nesiuvinėjau, įdėjau tiesiog tikrą. Jis irgi yra pilna štai tokių karoliukų, aišku, yra naudojamas kreinikas, kas Norai Corbett yra būdinga. Čia irgi kreinikas ant karūnos. Tik tai vieną dalyką, ko nenaudojau, tai čia nenaudoju šilkų ir realiai šitie margieji ir šitas raudonas siūlas, tai čia eina DNC Variegated Thread vadinamieji. Ir jie man visai patiko ir man atrodo, kad gavosi visai gerai, praktiškai gavosi kaip originalas. Tai va, bet kadangi ant lino, tai va matosi visi nelygumai, bandžiau išlyginti prieš šitą video. Bet ar man gavosi taip, kaip aš norėjau, tai aišku, kad ne, nes yra linas. Tai čia va dar yra viena tokia jau labai mažutė, Noros Corbett padaryta schemutė. Aišku, kaip visada visokie pūkeliai. Čia yra tas Green Petrol, tas nuostabusis audinys, kurį jau beveik kamera pagavo, gal tik dabar jūs matote jį daugiau melsvą, bet jis yra daugiau žalsvas ir ant jo aš esu išsiuvinėjus štai šitą drugelį. Pavadinimus pabandysiu, jei nepamiršiu, sudėti į video. Gavau pasibandyti šitą spalvą. Nepaprastai patiko ir kažkaip šovė mintis, kad va šitas drugelis tai tiksliai turėtų tikti. Tai jisai atrodo va štai taip. Spalvos tai žiauriai gražios. Mėgstu tokį jūros mėlynumą. Čia visiškai naudojau Magnifica karoliukus, kuriuos radau namuose. Labai graži spalva, labai populiari, esu tikrai ją naudojus. Tai dėl to ir pasirinkau. Vos užteko, laimė radau kitą dėžutę. Tai vienas iš Noros Corbett drugelių. Tai yra serija. Bet dabar apie tas serijas. Aš žinau, kad visi yra labai pripratę, kad aš visada siuvinėju, jeigu jau serija, tai visą seriją. Bet šitą drugelį turiu tik vieną ir tikrai neplanuoju siuvinėti kitų šiai minutei. Ir apskritai daugiau nebeplanuoju siuvinėti pilnų serijų, nes kažkada čia kažkurį vakarą gulėdama pagalvojau, kokią velnią, aš kiekvieną kartą bandau susiuvinėti visą tą seriją. Netgi ir tuos, kurie nebūtinai patinka, nes žinot, kaip būna. Serija, bet ar joje visada visos dalys jums patinka? Nu, abejoju. Čia aš kai juokauju, kai nusipirki muzikos albumą, ne visada visos dainos ten būna wow. Tai dabar padariau tokią išvadą, kad kai baigsiu Dark Forest visą seriją ir Seven Seas Mermaids, tai tas likusias, kurias turiu pavienės ir siuvinėsiu tik pavienės, tik tai tos, kurios man patinka. Tai štai,
Tai buvo dar vienas Noros Korbė darbas ir turiu porą raidžių. Siuvinėta ant lino, blizgėjo lino. Ne, nesirinkau aš juos nei pagal savo inicialus, nei pagal nieką, rinkausi šiaip tiesiog iš grožio, kurios patiko, tai tas ir siuvinėjau. Tai viena iš jų yra G raidė. Štai taip atrodo iš arti. Daug karoliukų, kaip visada. Šiaip nepatiko siuvinėt, nes kaip matot, rankytės yra plonos ir toks dizainas iš tikrųjų trenktai padarytas, kad nei pusė, nei ketvirtis, nei trečdalis, ir ten nesupranti, ar tu darai pusinį, ar tu ten darai ketvirtinį. Nežinau, šiaip iš dizaino nelabai patiko, siuvinėta The Gentle Art, nes šitai serijai Nora Korbė pasirinko visgi rankų dažymo siūlus. O kita schemutė buvo L raidė, tai čia jau galiu iškart pasakyti, pasirinkau dėl drugelių. Dėl štai šitų dieviškai gražių drugelių. Aš tiesą sakant negavau vienos spalvos, nes jau man atrodo jų nebėra prekyboje, tai tada nusipirkau tiesiog 2 dėžutės tokios pačios spalvos. Šiaip serija gal ir graži, nieko negaliu sakyti. Tikrai esu mačiusi žmonių, kurie yra išsiuvinėję jų daugiau. Tai gal pabandysiu šias kaip nors suglausti. Kažkaip taip, ne? Tai turiu tik tai 2 šitas raidelės. Tikrai neplanuoju daryti visos abėcėlės. Čia būtų žis pamišimas, plus tikrai ant šito lino daugiau nenorėčiau siuvinėti. Čia irgi, kaip matot, neįsilygina netgi, nors ir labai gražus. Taip, žiūrim, ką turim. Ogi turim dar vieną paukštelį, irgi iš serijos, bet aš turiu padarius tik tai vieną. Tai tas pats audinys, kurio aš siuvinėjau Džiulietą, jis buvo perkirptas. Tai jis iš arti atrodo maždaug taip. Čia yra naudojami tie stambieji Mill Hillo karoliukai, praktiškai tik tai. Nėra darbas didelis, bet neslėpsiu, kad tą mėlyną foną, kol išsiuvinėjau, tai truputėlį taip pabodo. Bet toks labai cute. Jų yra daugiau. Bet irgi kol kas neplanuoju nieko iš tos serijos siuvinėti. Tai yra toks visiškai pavienis dalykas. Irgi pabandysiu surašyti pavadinimus, jeigu rasiu greitai viską. Ir dabar parodysiu vieną orchidėją, kuri siuvinėta ant lino, bet jinai man žiauriai patinka. Čia tikriausiai yra mano viena mėgstamiausių Noros Korbė orchidėjos serijos. Kaip čia dabar padidinti? Taip. Linas yra linas. Susilamdęs ir tiek. Žiauriai graži. Šiaip tiesą sakant, šitą seriją orchidėjų man yra gal viena pačių gražiausių, ką Nora yra sukūrusi. Apskritai jos serijos su fashion, tais visais fashion dalykais yra žiauriai nereali. Bet čia yra labai smulkus, čia yra, man atrodo, 36, kiek aš atsimenu, dėl ko aš vis stabdydavausi pabaigti. Atrodo šiaip, kas čia problema, daug panašių spalvų, bet ir karoliukų tokių gražių nedaug yra įsiūti, bet nežinau, man jinai yra dieviškai graži, gal dabar jau nebedaryčiau ant tokio audinio, nors lino spalva šiaip kaip po spalva man labai patinka. Tikrai galėčiau, jeigu Evas turėtų kažką tokio, tikrai daryčiau. Tikrai yra mano planuose šitos serijos dar bent 2 ar 3 numatytos. Kol kas neišduosiu kokios, kad būtų įdomiau ateityje, bet tam. Ir dabar parodysiu 2 nuogalės. Aš galvojau, kad iš jų bus serija daroma, bet kaip išėjo tik tai 2, taip ir yra tik tai 2. Šitą vadinasi, man atrodo, Moonglow, jeigu gerai atsimenu. Jo, linas, kuris dabar jau nebeišsilygina. Tai reikia arba filmuoti, arba fotografuoti tik tai ištemptą. Tai įmesiu keletą nuotraukų, manau, iš arti lauke fotografuotą
kur daugiau matysis gal aiškiau tos detalės. Bet pirkau grinai dėl spalvos, nes man patiko šito mėlynumo spalva, vis tiek moon, naktis, daug karoliukų. Čia, kur pavieniai karoliukai, tai turėjo būti prancūziški mazgeliai, bet kadangi aš jų labai nemėgstu, ir vėl pūkeliai, tai aš dariau tiesiog karoliukus. Ir čia, kaip matot, yra naudojamas keronas, kurį aš jau tikrai pirkau. Tiesą sakant, šitą violetinę aš turėjau, žaliamis, man atrodo, gal su Edito iš rankdarbių nusipirkom, pasidalinom. O, pavyzdžiui, pleduką aš visą siuvinėjau iš irgi DMC Variegated Threads, dėl to, kad čia yra naudojama daug šilkų. Ir šiaip Nora ir mažesnėse serijose, ir mažesniuose darbuose tikrai labai mėgsta dėti šilkus. Bet aš esu labai kategoriškai prieš, kada tokio mažumo darbas ir ten yra kokie 6 šilkai ar 7. Nu tai čia yra beprotybė tokio brangumo darbą daryti, kada jis yra toks mažas. Tai va, tai čia buvo viena nuogalė, o dabar parodysiu kitą nuogalę. Taip. Ši jau siuvinėta ant rudo Evo su blizgučiais ir jinai, aišku, dabar netelpa. Mes sutalpinsim, o taip va į kamerą. Tai kai jie vienas ant kito, tai va kiek belygino, tai dabar vėl susilamdė. Šiaip atrodo, o ką jau čia siuvinėt? Nu, visa plika nuoga ir šiaip dizainai yra labai nebūdingi Norai, nes jie yra tuščia viduriai. Bet patikėkit, aš kol šitą pleduką padariau. Tai yra tikrai vienas labiausiai ilgiausiai užtrukusių darbų. Kur aš jau galvoju, net nebaigsiu, nes jau taip erzino, kad aš negaliu baigti. Tada dabar žiūriu, kaip faina, kaip šitas audinys gražiai žiba. Labai faina. Čia vat irgi, kaip matot, yra naudojami šilkai. Šiaip jie yra naudojami ir ant šito pleduko, bet aš čia irgi vėlgi naudojau DMC marguosius siūlus, kurie, kaip matot, labai pasiteisino. Kadangi jau buvau naudojus, tai žinojau, kad ir pavyks. Tai vat. Nu, šiaip įdomus darbai. Tikrai, vat, Norai nebūdinga irgi daryti tokį tuščią vidurį darbą. Bet jinai vat paėmė ir sugalvojo. Tada turiu vieną raganaitę, kaip žinia, Nora jų yra tikrai nemažai padarius, pro kurią dabar jau matas kitas darbas, sakau, vieną ant kito sudėtai. Tai yra Ana, labai mažutė, lengvai siuvinėjasi, audinys vėlgi tas pats Evas, 32 kaunto, lengvai rusvas su blizgučiais. Tik tiek, kad šitas darbas jau, matot, reikalauja rondelių, reikia daugiau jau nusipirkti. Ir tas katinukas buvo toks cute. Šiaip labai patiko šitą siuvinėt. Greit, lengvai, jinai maža, tokia, be didelių problemų, be nieko. Aišku, audinys per didelis, truputėlį per didelį pasiėmiau. Prisiartinkim. Opa. Soriukas čia, tie karoliukai lenda iš kito darbo. Nu, bet tokia labai cute. Šitą schemą tikrai esu padovanojus, jos nebeturiu. Šiaip raganaičių Nora tikrai turi labai nemažai. Bet aš turiu kol kas tik šitą vieną išsiuvinėjus, ar aš ateityje kurią nors dar siuvinėsiu, čia didelis klausimas. Taip, tada turim vieną tik tai. Iš visos serijos Dewdrop vadinasi. Siuvinėta ant visiškai balto Evo blizgaus, kaip kad buvo tas rudasis. Irgi schemą esu padovanojus. Štai kokia mažutė, tokia cute, very cute. Irgi turi lašelius. Kiek čia dabar pritraukta. Šiaip šitas Evas labai lamdosi, labai blogai lyginasi, bet ant jo visada irgi viskas, taip šviečiasi, tada iš vis nesigauna. Gerai, darysim tada taip.
Jo, medžiagos gabalai yra smarkiai per dideli kai kuriem darbam, bet aš jau, kai sakau, aš nusiperku, jeigu man patogu siuvinėti, aš išsiuvinėju ir aš jau ten nieko neapkirpinėju ir po to lengviau man yra įsitempti audinį, nes vis tiek įsiūnu karoliukus, aš išsitempiu visą darbą. Taip. Ai ne, pamelavau. Turiu dar vieną raganaitę. Juhu. Žiauriai graži. Jau nežinau, kokie 2, 3, ne, daugiau gal metų kaip išsiuvinėjau. Ir siuvinėta ant Evo 32 Plum, vadinasi spalva, tokia slyvinė, tokia tamsi. Žiauriai graži, kamera aišku, jie rodo daug šviesesnė, bet man labai jinai patiko, tai aš jau susigundžiau. Siuvinėjosi žiauriai greitai. Kiek jos čia yra, pasižiūrėkit, nedaug. Ir spalvų nedaug, aišku, karoliukų buvo daug, o kai gulėjo, tai jie visi šiek tiek atsigulė, nes čia yra tie stambieji juodieji karoliukai. Kai neįrėminta, tai aišku, parodyti yra sunkiau, biškelį. Tai va, jinai man labai patinka, labai patinka. Aš kiekvieną kartą ją išsitraukiu pasižiūrėti. Ir audinys gražus, tinka prie darbo. Aišku, dabar jau nesimato, nes jis atrodo šviesesnis. Ir spalvos, pats dizainas man yra labai cute. Ir ką, ir pašnekėkime apie grybukus garsiuosius. Tai yra mano ką tik baigta serija. Laura Scorbett Dark Forest viena serijos dalis. Kaip čia dabar sutalpinti, va. Kaip tai va. Tai yra 3 grybukės, bet tai yra tik tai pusė serijos. Ir aš neseniai baigiau paskutinę. Jos visos buvo pradėtos tikrai ne 25 metais, gal 24 ar netgi 23. Aš labai gerai atsimenu, kad aš nusipirkau užkarštas visas schemas. Iškart nusipirkau 3 gabalus medžiagos šito Oilive Evo 32 kaunto. Ir atsimenu, kad tikrai pradėjau siuvinėti nuo kojyčių ir padariau visų grybukių kojytės ir tada sprendžiau, kurią visgi siuvinėsiu pirmą. Aišku, tai buvo raudonoji, musmerė, bet paskutinė, kurią baigiau, tai yra ši. Tai yra Miss Pink Mushroom. Šiaip jos nėra labai brangios. Kaip matot, yra Damce ir vos tam porą spalvų Milhilų ir jie net nėra tie patys brangiausi. Tai tikrai yra iš tų serijų, kur nereikia investuoti kažkokių milijonų. Ir vat kaip jos atrodo. Taip. Tokios labai cute. Šiaip jos nėra labai didelės. Aš nežinau, kodėl aš tiek ilgai užtrukau. Iš tikrųjų, žiauriai ilgai siuvinėjau. Man jos tragiškai nesisiuvinėjo. Ir atvirai pasakius, aš netgi antros dalies tos serijos įdėsiu nuotrauką, kaip atrodo antra dalis. Netgi neplanavau siuvinėti, bet aš žinau, kad jos yra labai gražios, esu mačius, kaip atrodo iš arti. Jos tikrai atrodo, kad nieko bendro neturi tarpusavėje, bet realiai tai yra ta pati serija. Tai va, tai toliau yra šis grybukėlis. Taip, pažiūrėjau, jinai vadinasi Miss Yellow Mushroom. Irgi nėra labai brangi, tiesiog šiek tiek DMC ir porą Milhilų. Irgi labai sunkiai baigėsi siuvinėjimas su ja. Nors atrodo, ką čia veikti. Nors nemeluoju, šita buvo mano paskutinė. Apsimelavau dabar. Oh my god. Jau net pati neatsimenu, kada baigiau. Bet tos purpurinės spalvos su geltona taip dera, kad nežinau. Oi. Labai patiko. Labai. Mažos, lengvai siuvinėjasi, daug monotoniškų plotų. Nėra ką pasakyti. Ir paskutinioji Madame Miss Forest Mushroom.
Irgi nieko čia labai brangaus. Tiesiog bent siuliukai ir jau 3 spalvos karoliukų, dėl to, kad čia yra tiesiog vieni balti mažiukai, o kiti dideli ir tokios, kaip rausvos, kaip rožinės spalvos karoliukų dar. Tai faktas, kad šitą siuvinėjau pirmą, nesgi raudona. Raudona siuvinėt man yra, tiesiog džiaugsmas. Tai va, tai čia yra mano išsiuvinėtų darbų. Jeigu pilnai pabaigtų darbų, toks kaip video iš Noros Corbett. Sąmoningai netraukiau keletos kitų schemų, kurios nėra, kaip pasakyti, normaliai dar pasiuvinėtos, kaip aš vadinu, kad ten matytųsi kažkas. Tai jų į šitą video ir neįtraukiau, bet kaip ir minėjau, planuoju dar keletą darbų iš Noros Corbett serijos, tai yra ne Mirabilios, vėlgi. Aš žinau, kad daugelis žmonių painiojasi, kad Mirabilia ir Nora Corbett, taip, tai yra ta pati dizainerė, bet tai yra 2 skirtingi brandai. Mirabilios yra gerokai didesni darbai ir tas brandas priklauso ne tik Norai, priklauso ir jos vyrui buvusiam. O Nora Corbett yra grinai Nora Corbett, tai yra mažesni darbai, kurių dažnu atveju išeina per mėnesį kartais ir 2, kartais ir 3. Ir tai yra brandas, iš kurio jinai uždirba jau pati viena. Dabar beveik ir užkimau čia bekalbėdama. Tai kaip mato, tų darbų gal nėra milijonas, dėl to, kad nemažai dar jų yra eigoje. Kada aš parodysiu jas kitas, kurios yra tokios, pavadinkim, vipai, tai yra works in progress. Nežinau, reikia, aš manau, galbūt įdomiau bus, kada aš jau realiai siuvinėsiu, daugiau judinsiu, nes aš nerodžiau ir tų 7 Seas Mermaids ir antros dalies to šitos serijos, būtent Dark Forest, nes ten truputėlį gal nustebsit mano audinio pasirinkimą, bet aš jau nusprendžiau, tai ir viskas, kaip sakoma. Tai taip, tiek yra nuveikta iš tų mažesnių darbų. Nežinau, jeigu kažko nepražiopsojau, kur nors kokiuose rytiniuose neįsukta, kas gali irgi būti, tai gal ištrauksiu, jeigu kažką rasiu dar. Tai šiam kartui norėjau parodyti tiek. Dar nenusprendžiau iš tikrųjų, ką aš darysiu su šitom schemom, nes iš principo jos man nėra labai reikalingos jau. Bet kol nebaigiau užsiuvinėti pilnos serijos, o tik šitą pusę, nes kita pusė atrodo, kaip ir minėjau, visiškai kardinaliai kitaip. Nežinau, įdėsiu tikrai nuotrauką, tai gal kai visai išsiuvinėsiu, tada galvosiu, kaip suras savininką, aš net nežinau. Nes su tais konkursais, kaip matot, nelabai man pasisekė. Soriukas tikrai, kad aš taip susifeilinau techniškai praeitą kartą, bet labai tikiuosi, kad žiauriai nenusiminėt. O aš einu pasikomplektuosiu, ko man trūksta kitoms turimoms Noros Corbett serijoms, ką reikia dapirkti. Tikrai reikia nemažai, šiaip iš tikrųjų. Oh my god. Jo, bet ateityje tikrai dar pamatysit ne vieną Noros Corbett mažesnių darbelių, nes kartais norisi ir kažko mažo. Tai va, tai šiam kartui tiek, dėkoju, kad užsukot, kad skirėt savo laiką. Tikiuosi 26 metais tam hobiui bus ir laiko, ir energijos, ir jėgų, ir tikrai sveikatos, nes tai yra sėdimas hobis, tai reikia saugoti savo stuburą, kaklą ir visą kitą. Ir manau, susitiksim vasario gal pradžioj, maždaug nuo vasario pradžios iki vasario vidurio, ir pasižiūrėsim, ką visgi man pavyko padaryti per sausio mėnesį, nes aš irgi bandysiu jau dabar iššokti labiau į tos standartizuotus video, ką aš veikiau. Ir dabar dar sprendžiu, ar aš išsitrauksiu šiek tiek samplerių,
Mažesnių jų nėra labai daug parodyti irgi, kas jau yra padaryta, ar jau bristi į tas mirabilies. Tai gali būt, kad dar prieš mirabilies pasižiūrėsim kažko kitko. Nu, nenusprendžiau, pagalvosiu, nuspręsiu ir nufilmuosiu. Tai iki vasario. Iki.